supratau svarbų momentą, kol neprisisotinta vidinių dramų, poreikio atsigręžti į vidinį laimingumą natūraliai nėra. Nes net nesupranti, kad emociniai procesai, hormoniniai emociniai procesai nėra tas iš pilnatvės kylantis laimingumas. Kad jie be galo laikini ir sąlygoti. Jiems reikalingos sąlygos, kad būtų šita hormoninė reakcija. Džiaugsmo, laimės, meilės, įvairios emocinės reakcijos su pliuso ženklu. Pamačiau, kad reikia šito prisisotinti. Svarbu, nes be jo neužgimsta natūralus poreikis pilnatvei. Poreikis atsigręžti į vidinę pilnatvę, į natūraliai kylančius savo klausimus, o kaip galima kitaip, o kur kitaip, o kokiu būdu kitaip. Daug klausimų tada kyla, kurie palaipsniui ima atgręžti į kitokias galimybės. Bet tas prisisotinimo dramomis etapas, kodėl dramomis? Todėl, kad toks yra biologinis žmogaus procesas. Ir čia ne mano sugalvoti dalykai, tai yra neurobiologija, neurofiziologija. Bent jau šitie mokslai, jie pakankamai daug mums atsako apie žmogaus biologinius procesus, vykstančius reakcijose, emocijose su pliusu ir su minuso ženklu. Čia, manau, vertinga absoliučiai kiekvienam žmogui įsigilinti į tai, kad nusimtų bet kokios įtampos, vertinant išorinį pasaulį, smerkiant išorinį pasaulį, kaltinant, menkinant, aukštinant ar bet kokiais kitokiais būdais, mėginant pritempti savo kažkokius tai supratimus apie tą išorinio pasaulio procesą, kuris palei faktą net ne į tą pusę. Jeigu įsigilini į tuos niuansus ir imi atidžiau stebėti per tų neurobiologinių, neurofiziologinių procesų prizmę, imi kur kas aiškiau matyti, kas ten vyksta išorėje ir kad toli gražu 100% vaizdas nėra matomas iš šono. Net žmogus, kuriame vyksta tas vidinis procesas, emocinis su pliuso, su minuso ženklu, toli gražu jis pats nesupranta, kas ten vyksta, jeigu jis į ten nenukreipia dėmesio, kad tyrinėti, pažinti, suprasti. Bet kai bent kažkiek imi tuo aspektu žvelgti į žmogų, pirmoji eilėje į save, automatiškai nusiima įtampa, vertinant išorinį pasaulį, 100% atspauduojant, kad tai faktas, neatšaukiamas, kad tik tai taip ir ne kitaip. Aš nežinau, kodėl man tai žingeidu nuo pat mažens tyrinėti įvairiausius vidinius išorinius procesus, bet tą be galo seniai pastebėjau, kad žmonės dėl to patys užstringa savo skausme, įsitikinimuose. Įvertina kažkokį tai procesą, kuris vyksta ar įvyko. Ir jis tą įvertinimą iš tų paviršutiniškų galimybių apčiupinėti tą procesą, kurį jis vertino, net nesuprasdamas, kad jis iš pasąmoninių savo filtrų vertina tą procesą.
Kaip atpažinti tos pasąmoninius filtrus? Kada eina per pasąmoninius filtrus, o kada per sąmoningą aiškumą į procesą žvelgiama. Čia yra be galo daug įvairių ir įdomių niuansų. Ir kol žmogus į tai neatsigręžęs, tai, ką jis mato ir vertina per savo pasąmoninius filtrus, yra tokia iškreiptų veidrodžių karalystė. Ir žmogus net nesupranta, kad tai, ką jisai vertina, jis mato savo tam tikrus potenciale nusėdusius atspindžius, kurie turi potencialą realizuotis jo realybėje. Ir tai ne netyčiukiniai atvejai buvo tokie rimtesni, kai žmogus kitą mato kaip, tarkim, su psichiniais sutrikimais. Ir ilgus metus stebint tuos žmonės, kurie kitus ten durnindavo, vertindavo būtent per tokią sumenkinimo prizmę, arba per kažkokius tai mėgėjiškus įvertinti ir primesti psichiatrijos mokslo paradigmos niuansus prikabinti kaip faktą ar faktus. Tai ne vienas žmogus stebėjau su tokiom tendencijom. Ir dėja, bet būtent tie žmonės, kurie kitus baksnoja per tą psichiatrijos paradigmą, jie ateina į tą savo paties transformacijos tašką, kai tos projekcijos, kurios veržiasi per įvertinimus, baksnojimus į išorinį pasaulį, jos ima realizuotis. Anksčiau ir vėliau jos ima realizuotis. Žinoma, žmogus tuo metu, tame etape, tuo momentu, kol jisai baksnoja išorinį pasaulį, kad vienoks ar kitoks tas pasaulis, net neįsigilindamas palei faktą, kaip yra, tame taške jis net nesupranta, kad jis eina per savo pasąmoninius filtrus, projekcijas, nuostatas, įsitikinimus, kurie tiek riboti, klaikiai riboti ir vietoj to, kad kaip pasąmoninis procesas. Žmogus kaip užrištom akim, ar ne, yra išoriai dramblys ir jisai užrištomis akimis prisilietė prie kažkokio tai momento, kurį pajautė, su jo neurofiziologiniai procesai, neurobiologiniai procesai, tai yra neuroniniai procesai taip sureaguoja, išduoda tą informaciją iš buvusios iki šiol sukauptos informacijos ir patirties ir automatiškai jis pajaučia tą tašką, prie kurio prisilietė per vidinių reakcijų procesus, tuos pasąmoninius neuroninius procesus ir jam išduoda tam tikrą informaciją. Ir žmogus tiki, kad prie to taškučio, prie kurio jisai prisilietė, ten žmogaus išraiška ar žmogaus elgesys, išorė, kalbėsena, nesvarbu kas. Jam taip pasirodė jo teisingumą išduodantis, realybės teisingumą išduodantis neuroniniai procesai išduoda tokius signalus, kad tai teisinga, tai neteisinga, tai priklauso tokiam skyriui, tai priklauso teisingam, žodžiu. Ir žmogus vietoj to, kad jisai per tuos pasąmoninius procesus besiliesdamas prie to išorinio dramblio mažytės kažkokios tai dalies, jis tą mažytę dalį traktuoja, kad tai ir yra visas tas procesas, visas tas dramblys ar žmogus, nesvarbu, kokiom alegorijom kalbėsi, kokiais pavyzdžiais.
Ir Dieve, tas žmogus toks naivus, kai žvelgi į tos žmonės, galvoju, nu taip, tai yra jo kelionė tokia ir jis turi praeiti tą kelionę tokią, anksčiau ir vėliau jis vis tiek kažkokiu tai būdu daeis iki platesnių pažinimų, arba nedaeis, tai irgi nėra blogai. Bet yra tokia galimybė ir daeiti į platesnį pažinimą. O tai jau padeda nueiti nuo vidinių dramų ir tragedijų. Kodėl? Todėl, kad kai baksteldamas į kažkokį tai mažytį lopinėlį to vaizdo, kurį aš matau išoriniuose procesuose ar žmoguje, ar žmonėse, aš nedaleidžiu savo uždėti tokio antspaudo kaip fakto, kad tai faktas, neatšaukiamas 100% faktas. Ir net ne dėl to žmogaus, jamgi visiškai nusispjaut, kaip tu jį vertini. Žinoma, jeigu jis neišėjo iš tų standartų, kad jam svarbu, kaip jį vertins, kaip išaukštins ar neišaukštins, sumenkins ar ne. Žodžiu, jeigu jis iš to neišėjo, tai jam svarbu. Bet jeigu išėjo, tai, o tokių žmonių yra. Ir jam visiškai nesvarbu, kaip jį vertins nuo to, kaip tas žmogus jį interpretavo. Čia daug didesnė problema tampa žmogui pačiam, nes kiekvienas toks vertinimas, jis ne tik, kad netitinka tiesos ir tikrumo fakto, jisai pačiam žmogui kuria tokį šiukšlyną neuroninėse jungtyse, neuroninėse procesuose, o tas šiukšlynas, jisai niekur nedingsta, jisai endokrininių procesų pagalba žmogui sukuria tokius chaosus vidinių emocinių, nuolatinių vidinių emocinių būsenų, kai tai yra įpročiai susiformavę per ilgą laiką įpročiai, nuolatos vertinti save ir pasaulį. Tai yra be galo įdomus procesas, be galo daugiasluoksnis procesas ir ta įvairovė, žmogaus įvairovė, kurią žmonijoje mokslas pakankamai neblogai pralukštenęs jau turi, jinai yra be galo vertinga. Žinios turiu omeny, neurobiologijos, neurofiziologijos, genetikos. Bet taip pat čia daug svarbiau matyti pačiam žmogui turėti poreikį tai atsigręžti. Nes pasikartosiu, kol užsiciklinta už šitų įpročių, žmogus užsiciklinęs už nuolatinio patyrimo vidinių reakcijų dramatiškai. Ir nesvarbu, ką bevertinsi, ar kažkokią tai išorėje esančią ekonominę situaciją, politinę situaciją, kaiminystės situaciją, draugystės, meilės, kažkokių tai giminių ryšių ar dar kažkokių tai ryšių situaciją. Nesvarbu. Tie įpročiai jie galioja absoliučiai kiekvienoje gyvenimo išraiškoje, absoliučiai kiekvienoje. Matyt, užteks.